Gerai, problema tokia. Negalit ištiestom kojom pasilenkti, pasiekti savo pėdų. Gal truputėlį žemiau negu jūsų keliai, ar kažkur čia pasiekėt, bet toliau nei krust, kyla, kojos lenkiasi, labai tempia. Ką daryti? Parodysiu. Sulenkit kojas šitaip, apkabinam save per kelių, šitaip galinę šlaunies dalį ir pakeliam pėdas, pakeliam galvą ir savo sėdikauliu einam tolyn. Einam tolyn, remiamės vieną užpakalio dalim, kitą, taip tokiais mažais žingsniukais ir einam tolyn iki tol, kol įtempėt maksimaliai savo kojas. Jau atrodo, čia jau įtempėt, jau daugiau nebegalit. Palaikom šitoj vietoj 20 kokią sekundžių ir einam toliau. Einam toliau, kol išsitiesit, jau galėsit praktiškai galvą pasiekti savo kelius. Palaikom maksimaliai išsitiesia kojas dar 30 sekundžių ir išsitiesiam, tada lenkiamės į priekį. Pakartokit vėl kelis kartus per dieną, keletą kartų per savaitę ir pamatysit, padarysit tai be jokio vargo. Nesilenkit taip tiesiai, bandykit pagriebti tų pėdų, bet sulenkit kojas. Apkabinkit save šitaip per galinę šlaunų dalį, pakeliam pėdas ir einam tokiais mažiukais žingsniukais atgal sėdikauliu. Einam. Įsitempiam maksimaliai, palaikom 20-30 sekundžių ir išsitiesiam, tada bandom lenktis. Prižadu, pasieksit be vargo.